Tai sveiki visi, ačiū, kad prisijungėte, sveikinu su jumis ir labai džiaugiuosi, kad skiriate savo laiką šiam įrašui. Iš tikrųjų, skirdami laiką, jūs savo leidžiate susipažinti su coachingo procesu, nes iš tikrųjų, kas yra coachingas, daug kas žino, bet kaip vyksta procesas, kas tai yra, žino tik tie, kurie iš tikrųjų lankėsi jau sesijose. Tai vat aš labai tikiuosi, kad šis mūsų sesijos įrašas leis jums pažinti coachingą iš arčiau ir paskatins kreiptis į šiuos specialistus pagalbas, jeigu jaučiate, kad jums jau atėjo laikas. Jūsų palaikymas iš tikrųjų man yra labai svarbus, suteikia energijos veikti, nesustoti ir toliau daryti šios įrašus. Tai šiandien nieko nelaukiam ir skubu pristatyti mūsų coachingo sesijos klientą, vardu Domas. Labas, Domai. Labas. Sakyk, Domai, kaip tu gyveni? Jaučiuosi, nežinau, pastaruoju metu tai visai gerai, sakyčiau. Egzaminai baigės, tai dabar toks ramus laikotarpis. Jau baigėsi egzaminai, viskas ar ne? Taip. Tai dabar bus poilsis, reikės atsistatyti turbūt. Jo, po biškį. Džiugu. Sakyk, Domai, klausimas toks oficialus tau, ar tu sutinki, kad šis mūsų sesijos įrašas, sesija būtų įrašoma, o įrašų pasidalinta YouTube'e, Facebook'e, LinkedIn'e, žinoma, su galimybė tavo veidą slėpti, jeigu tokį poreikį išreikši? Taip. Sutinki. Puiku. Tai ką, sakyk, tada prašau, Domai, kokiu klausimu norėtum šiandien padirbėti ir pagvildenti? Tai aš norėčiau susidėlioti savo prioritetus, savo veiklas, kad tiesiog būtų lengviau veikti kasdieninėje veikloje ir šiaip gyvenime. Žinoti maždaug, kur labiau koncentruotis, kurias veiklas. Daug yra veiklų ir norėtųsi prioritizuotisi, taip? Jo, mažiau tokios svaidamas. Tai sakyk tada, kokias sritis norėtum paanalizuoti? Bet kurias sritis norėtum pajudinti ir jas susidėlioti į lentynėles? Tai gal šiuo metu man toks atrodo svarbiausias būtų vis tiek dabar jau pradėjęs rašyti bakalaurą. Tai tą bakalaurą taip kažkaip atrodo gal susiplanuoti, laiką susidėlioti, kada prisės, kad nepasilikti ant viską paskutiniam mėnesį. Tokį kažkokį turėti planą. Ir dar tuo pačiu taip atrodo ir noris ten skirti laiko ir kitiem dalykam, ne tik tam bakalaurui. Tai tie kiti dalykai tai irgi savanoriauju jaunimo linijai. Ir dar dabar irgi prie tokio kito projekto kaip ir prisijungsiu galimai prie genčių, vyrų gentis. Tai ten irgi tokia vyrų toks kažkokie pasidalinami vyrų ratas, kuriuose galima dalintis. Tai irgi atrodo atsiranda tų veiklų ir kartais toks kažkoks stresas, nerimas kyla, kad galimai čia visur po truputėlį įsitrauksiu, bet niekur taip iki galo ir nesudalyvausiu. Tai kol kas 3 sritis įvardinai, ar ne? Bakalauras, savanoriavimas jaunimo linijoje, vyrų gentis, ar ne? Kokias dar būtų sritis, ką norėtum įtraukti ir pasižiūrėti, kurioje vietoje ji yra tavo gyvenime? Dar tuo pačiu darbas, nes vis tiek tai didelė dalis mano tos kasdienybės. Tai tas pats darbas ir
Ir aišku, ten laikas artimai žmonėms, su mergina. Įeitų sportas ir kažkokia tokia saviugda, savo toks, tiek ta saviugda, tai čia gal dvi atskiras. Saviugda, ten domėjimasis, knygų skaitimasis, kažkokios informacijos, kas mane domina, domėjimasis. Ir tada gal toks laisvas laikas dar, tiesiog tokia pomėgiai mano ten. Žygiai, gamta, kažkokie renginiai. Tai tokie būtų tokios veiklos. 8 veiklas tokias ištyrei, ar ne, kurios norėtum susidėlioti ir pasižiūrėti, kiek laiko kiekvienai norėtųsi skirti, ar ne? Jo, ir dar kaip bakalauras, tai dar ir ta pačia studijos kažkaip, čia gal ir tą patį galim, tiesiog studijos. Taip tikrai galime. Ne tik bakalauras bus, bet bus dar ir tam kažkiek paskaitų. Tai bakalauro studijos galima į vieną, manau, įdėti, ar ne, nes tokias labai ta pati sritis. Žiūrėk, Domai, aš tau prieš sesiją prašiau pasiruošti lapą, taip, mes atliksim balanso tavo veiklų, balanso ratą, kas leis tau tas visas gyvenimo svarbės rytis susiprioritizuoti, pažiūrėti tarpusavio jų ryšį ir padės tau pasirinkti tuos žingsnius, kuriuos turėtum atlikti artimiausiu metu, ar ne. Tai tu išvardinai, nežinau, rašeisi, ar man reikės padėti šiek tiek? Aš šiuo metu dabar neturiu užsirašęs, bet... Gerai, aš padėsiu, viskas tvarkoj. Tai dabar žiūrėk, tu turi nusipiešęs balanso ratą, taip? Ir norėčiau, kad tą balanso ratą padalintum į 8 sritis nuo centro. Nes 8 sritis išvardinai. Jo, pasidariau. Puiku. Tai gali, kaip prie kiekvienos srities, pasirašyti pavadinimą, ką išvardinai. Tai būtų bakalauras, studijos, savanoriavimas, vyrų gentis, darbas. Spėjai? Laikas su artimaisiais. Labai ryšys nutrūko. Dabar girdžiu. Super, labai atsiprašau. Čia online yra. Tai
Tęsiam toliau tada. Laikas su mergina, taip, su artimaisiais. Sportas, saviugda. Ir laisvas laikas, taip? Jo. Dabar klausimas tau. Įsivaizduok, kokiam laikotarpiui norėtum šitas visas rytis įvertinti į ateitį, ar ne? Tas rytis visas, jeigu reikėtų į ateities perspektyvą žiūrėti, ar ne, kuriam laikotarpiu norėtum įvertinti? Ar tai po pusmečio, kaip turėtų atrodyti, ar po metų, kaip jauti? Tai čia gal būtų labiau toks įsidėliojimas tam artimiausiam pusmečiui. Nes po to jau, kai baigsi realiai mokslus, tai jau truputėlį keisis tie prioritetai ir keisis tos veiklos. Puiku, tai pusmečio laikotarpį tuomet įsivertinsim visas rytis. Įsivaizduok, kad kiekviena sritis ir pas tave balanso rate yra nupiešta, suskirstyta yra sugraduota nuo 1 iki 10, taip? Jo. Kas tau būtų 10 studijų bakalauro srityje po pusmečio? Kaip turėtų atrodyti, kaip norėtum, kad atrodytų tavo situacija šiame sektoriuje? Tai tiesiog, kad sėkmingai parašiau bakalaurą ir užbaigiau semestrą. Tai čia būtų 10. Jo. Sėkmingai parašytas bakalauras, taip? Galėtum įvertinti 10. Jo. O ką reiškia sėkmingai parašytas bakalauras? Ar galėtum, pavyzdžiui, vertinti pažymių? Tai aš sakyčiau 9-10. 9-10, ar ne? Ir jau jautiesi, kad... Kitas rytis būtų savanoriavimas, ar ne, jaunimo linijoje. Kaip norėtum po pusmečio, kad atrodytų šita sritis? Tai kad ten pagrindė vyksta tokie budėjimai prie skambučio. Tai tiesiog ir ten yra kažkokia tai tokia kaip ir ta norma, kurią per mėnesį turi atlikti. Ten yra 15 valandų per mėnesį. Tai tiesiog 10 galbūt tą normą padaryti ir dar įsitraukti kažkokias tą tokią bendruomenišką veiklą jaunimo linijai. Tai būtų tiek tą atlikti normą ir įsitraukti tą bendruomenę. O dabar esi įsitraukęs? Jo. Tai norėtum realiai išlaikyti, ar ne, savo būvį? Jo, kad ne tik tas budėjimas, bet dar kažkur nueit su tą pačią komandą, ten su žmonėm pabendrauti. Tai realiai po pusmečio save matai, ar ne, ne tik tai budėjime, bet ir įsitraukusi į bendruomenę, ar ne? Dabar vyrų gentis, kitas rytis. Kaip atrodytų 10 po pusmečio? Kaip norėtum, kad būtų šitas rytis? Tai gal, kad tai 10 būtų, kad ten aktyviai dalyvauti ir 10, manau, būtų, kad ir pasiruoštėm susitikimam, kad nebūtų, kad tik ateinu, tam padalyvauju ir viskas, bet dar skirt kokią ten valandą laiko pasiruošimui prieš tos susitikimus, nes ten irgi būna ką aptarti ir tikrai daugiau išsineši, daugiau ir kitiem padedi, jeigu pasiruošiu, tai 10 būtų, jeigu dar pasiruošiu prieš tos susitikimus. Dabar laikas su savo artimaisiais, ar ne, su savo mergina. Kas tau būtų po pusmečio 10?
Jeigu taip visas sritis mes taip mobilizuojame ir Jo, įtraukiame. Nu tai tiesiog toks gal pilnatės jausmas, tas čia gal labiau iš jausminės pusės, kad tiesiog jauti tą ryšį su žmogum arba su tam tikrais draugais, kad jauti to tokią ryšį, bendruomeniškumą, tą jausmą, tokią pilnatvę iš santykių pusės. A tau tai svarbu Taip. turėti? Sporto dabar sritis. Kaip norėtum po pusės metų, kad būtų, jeigu reikėtų įvertinti 10 jau taip? Tai aš dabar čia su kambarioko buvom pradėję bėgioti ir sugalvojom užsiregistruoti maratoną. Tai tas tikriausiai 10 būtų nubėgti maratoną. Pagrindė, čia dabar tas sportas yra bėgiojimas rytyje. Bet jeigu tai pusę metų įmant, nes čia truputėlį anksčiau užtruks, tai tą nubėgti maratoną ir po to bėgimo aš dar norėčiau sugrįžti džiudžitsu, imtynės, tą sportą. Nes man turėjau tokią traumą biškį, tai nuo to sporto atolau. Tai norėčiau nubėgti maratoną ir po maratono sugrįžti džiudžitsu. Ir jaustumės jau, kad sportą ar ne, jau 10 balų skiri savo. Dabar saviugdos sritis. Kaip turėtų atrodyti, kaip norėtum šioje srityje, ar ne? Saviugda, domėjimasis, knygų skaitamas. Tai pagrindė gal, vienas iš tų aspektų būtų knygos. Tai nežinau, gal toks vidurkis, gal ten kokias 2 knygos per mėnesį, tarkim, perskaityti iš tos knygų pusės. Ir dar šiaip norėčiau kažkokiom ne tik knygos, bet norėčiau kokią praktiką arba meditacijos tą kažkokį tokį įprotį išsiugdyti, išsitreniruoti. Tokį, čia dabar nesenai draugas rekomendavo tokį emocinį paleidimo meditaciją, kuri man ten atrodė visai efektyvi, man efektyviai veikia. Tai šitą norėčiau išsiugdyti. Čia būtų 10, kad knygas perskaityti ir kažkokią meditacijos praktiką ir dar gal kažkokie tai seminarai, renginiai ten kartą per mėnesį sudėlioti kažkokiam tokiam. Labai konkrečiai viską įvardinai. Tai realiai, ar ne, 2 knygos per mėnesį, norėtum įvaldyti praktiką, ar ne, ir susiformuoti įgūdį. Seminarai, renginiai kartą per mėnesį, saviugdos srityje būtų tavo siekiamybė po pusmečio, ar ne? Jo. Dar kas nors būtų? Dabar nelabai pasieina į galvą. Ir liko paskutinė sritis, tai laisvas laikas. Taip, žygiai, gamta, renginiai. Kaip turėtų atrodyti po pusmečio, kad galėtum 10 balų įvertinti? Tai irgi toks, nežinau, atrodo gal man 10, tai čia tas laisvalaikis ir iš dalies būtų, kad toks nespaus savęs, nes kai atrodo čia daug tų veiklų, tada jeigu tą laisvalaikį dar padarai ten kažkokį labai aktyvų, tada atrodo nepailsi. Laisvalaikis, man ir su tokiu poilsiu biškai asocijuojas. Tai tokio, nežinau, tai
tiesiog gal pagrindė, kai jaučiuos pailsėjęs, tai ten, ne tai, kad ten gal leista laiką namie, ten žiūrėti kažkokius filmus ar tiesiog ten scrollint, tai tiesiog gal labiau išeiti pasivaikščioti, išeiti į gamtą. Tuo pačiu, savaitgalį ten, gal ten. Net nežinau, gal net ten 2 mėnesius bent išeiti į žygį savaitgalį. Gal ten ir, kai turiu energijos, turiu norą išeiti kažkur į miestą, kažkokią tai renginį. Ten ar filmą, ar šokius kažkokius. Tai norėtum savęs tiesiog nespausti, ar ne? Ir tiesiog tada, kada jauti, išeini pasivaikščioti, taip? 2 kartai 2 mėnesius žygis. Jo, toks, nenorėčiau, kad ir tas laisvalaikis toks būtų, kad visur ten turiu kažką daug padaryti. Tai laisvalaikis toks ir tada toks labiau atsipalaidavimai. Kai turi laisvą laiką, ar ne? Atsipalaidavimui pasirenki savo mėgiamą veiklą. Klausimas tau, iš to, ką išvardinai, ar ne, kuri tau sritis labiausiai rezonavo? Ką žinau, gal savanorystė, sportas. Taip, kur labiausiai patiko kalbėti apie tai. Ir dar nežinau, moras mes darbo neaptariam. Oi, atsiprašau, taip, teisingai. Kaip turėtų atrodyti darbas po pusmečio? Tai irgi dabar dar, man čia vyksta svarstymas, nes aš dabar turiu pusę etato ir dabar galvoju, ar pereiti daugiau, ar pasilikti ten mažiau, kad kitus dalykus suspėčiau. Čia gal irgi būtų, tai žinau, tiesiog atrodo, gal man būtų svarbu neperdegtam darbe, kad išeitų darbe būti produktyviam. Kad nebūtų, kad ten ateini ir nieko nedarai, arba toks labai kažkas sunkiai, kad jaučiuosi ten energingai. Nes aš dar realiai dabar kažkas kaip ir 2 turiu darbus, galim sakyti. Tai esu ten vaikus mokau matematikos, tai kaip korepetitorius. Ten 4 valandų per savaitę. Ir dar kaip inžinierius. Tai irgi dar toks, tarp tų biškai reikia toks pamanevruoti. Tai iš tos inžinieriaus pusės tiesiog norėčiau dabar dar čia artimiausiu metu gal dabar turėtų būti pokalbis su viršininku, tai tą atlyginimą pasikelti ir pasikalbėti dėl to etato. O iš tos korepetitoriaus pusės, tai tiesiog nežinau, kaip ir dabar viskas gerai. Tiesiog gal susidėliotis laikus, kad būtų ir man patogu, kad nereiktų tiesiog toks efektyvus laiko dėliojimas. O žiūrėk, Domai, kaip norėtum po to pusmečio, kad atrodytų tavo darbo sritis? Kaip tu jauti, kaip norėtum, kad atrodytų? Tai tiesiog kokius 0,75 etatą dirbti norėčiau ir uždirbti pakankamai, kad man užtektų mano išlaidom.
ir skirti laiko tiem dalykam. Tai nori 7-5 etatą, ar ne, būtų Jo. tau tenkintų. Jo, man gal sunku dabar gal dėliotis, galvoti, nes atrodo vasara, taip daug dalykų gali pasikeisti. Tai nes ir ten tas titulaus, tada to darbo nebus. Ir kiti dalykai apmažės, aprims. Tai čia gal dabar toks labiau apie tą pavasarį galvoju. Tai vat ir dėliojasi dabar prioritetus, ar ne, kas gali paskui ir keistis. Jo. Dabar klausimas tau ir bus užduotis savo popieriaus lape, tam balanso rate, kadangi nuo 1 iki 10 yra sugraduota, tai pasižymėsi balą, kaip yra dabar, gerai, kiekvienoje srityje. Tai dabar žiūrėk, sritis, bakalauras ir studijos, ar ne? Šiaip mane gerai girdi, nes truputėlį vaizdas man tavo trukčia. Jo, šiaip gerai, tik kartais truputėlį pastringa. Gerai, jeigu ką, tai duok ženklą, kad nesustotume. Tai dabar žiūrėk, sritis, bakalauras ir studijos, ar ne? Kaip įvertintum, bet nuo 1 iki 10, kokiu balu įvertintum dabartinę šios srities situaciją? Kiek dabar skiri laiko ir kaip įvertintum nuo 1 iki 10? Gal kokie 5. Ir man dabar irgi pasižymėti. Vėl dingom, grįžom. Jo. Ir man dabar irgi pasižymėti. Taip, tai tu savo balanso rate studijų skirtyje jau gali nusispalvinti, nežinau, 5 savo pakopas, ar ne? Kad dabar tu vertini 5. Jo. Klausimas tau yra, kodėl įvertinai net 5 balais? Ką darai jau tokio, kad įvertinai net 5 balais? Tai, nežinau. Šiaip, jeigu vertinam tą dabartinę ten egzaminų sesiją, tai atrodo, tikrai labai mažai ruošiausi. Bet gal tie 5 balai atrodo išeina iš to, tokio turėjau vieną tokį modelį, vieną projektą, kur ten tikrai daug laiko skirdavau, ten ir savaitgaliais, ir šiaip, tai atrodo, kai prisėdu, kai darau, tai atrodo, galiu daug pasidaryti, bet gal sunku būna ten kažkokius mažesnius dalykus ir atrodo, ten darai tiesiog per prievartą vos, kad pasidaryti ir viskas. Tai tu sakai, kad kai susikaupi, atsisėdi, ar ne, ir tikrai skiri laiko ir energijos darbui rašyti, ar ne? Jo, tada išeina ir pasidaryti ir visai daug. O kodėl skiri tik 5 balus? Čia bus toks žodžių žaismas smegenims truputėlį. O kodėl tik 5 balai? Ką dar galėtum padaryti? Tai aš atrodo, įdedu, kodėl tik 5, kad dažnai įdedu tas tokias minimalias pastangas, kurių reikia, kad ten gauti patenkinimo pažymį, kokias 8, 7. Įdedu tokias minimalias pastangas, kiek reikia, padarau toks, kiek reikia, tada ir viskas. Kažkaip neapsikraunu. Tai kaip manai, ar reikėtų įdėti daugiau tau pastangų? Ar tau tenkina net 5 ar tik 5?
Nu, aš manau, gal ko man reikėtų, tai tiesiog tokio turėti ar savaitės eigoje, ar ką tokį laiką, tokį datą, kai tuo metu aš turiu ten daryti tos darbus. Ir tada darausi ir kažkiek pasidarau ir nebūna, kad ten nusitempinėju arba galvoju, kad ten stresuoju, kad kaip aš spėsiu, čia nespėju. Tai norėčiau toks tiesiog turėti tam laiką savaitėj, kad aš žinau, kad darysiuos ir tai vėl susimažintų savo stresą. Tai įvardinai kaip žingsnį, ar ne, kurį galėtum padaryti. Jo. Savaitės eigoje turėti laiko, kada atsisėdi ir darai, tai? Jo. Keliaujam tuomet į kitą sritį, savanoriavimas jaunimo linijoje. Tai kiek dabar galėtum skirti nuo 1 iki 10 balų savanoriavimui? Kiek dabar darai? 7. Vėl keliausim prie žodžių žaismo. Kodėl net 7 įsivertinai savanoriavimą? Tai nes Ką jau esi dalyvauju padaręs? Dabar vyko mokymai pagrindė to savanorystės, ten apmokė, kaip ten tus pokalbius atlikti, kaip ką daryti. Tai 7 todėl, nes aktyviai dalyvau tose mokymuose, įsitraukiau ir dar tose praktinėse budėjimuose visus atlikau laiku, visus įsitraukiau. Tai pagrindė dėl šito. Super. O kodėl tik 7? Ką dar galėtum padaryti? Tai gal bent jau mokymų metu, tai irgi pritrūkdavo tokio pasiruošimo, tos tokios namie kažkokios veiklos, nes irgi būdavo ta papildoma medžiaga arba kažkoks paskaitimas, kad truputėlį būtų daugiau pasiruošus. Tai gal čia pagrindai ir atskiriu tą tokią įsitraukimą, kai vyksta užsiėmimas ir tie 7 todėl, nes namie gal nepakankamai nieko nepasižiūriu, nepadarau daug dalykų. Ką turėtum padaryti, kad tas balas būtų didesnis? Tai tiesiog pasižiūrėti, maždaug tokią refleksiją pasidaryti kažkokią ir truputėlį daugiau to laiko skirti namie pasidomėjimui, papildomai informacijai. O kaip jauti, ar reikėtų skirti to laiko daugiau ar ne, refleksijai namuose, informacijos rinkimui, ar tau pakanka tų 7, kad tu dalyvavai mokymuose ar ne, kad liksi budėjimus, ar tau, kaip manai, reikia? Dabar šiuo metu biškį keisis ta sistema, nes jau mokymai baigės ir bus tik budėjimai. Tai gal to beveik nebereikės, kažkiek minimaliai jo. Tai aš manau, gal net ir tas pats balas gal pasikeis, kadangi pasikeis ta pati visa struktūra savanorystės, kur bus vien budėjimai. Tai gal ir, manau, čia jaučiuosi dabar patenkintas, bent žiūrint tą ateitį. Gal norėčiau šiek tiek dar viską prisiminti dabar po mokymų ir skirti laiko viską prabėgti, pasižiūrėti. Tai toks truputėlį norėčiau skirti daugiau, bet šiaip esu patenkintas. Tai realiai patenkintas, tik tai šiek tiek laiko skirti, prasibėgti ar ne, dar tą informaciją prisiminti. Jo. Puiku. Dabar vyrų gentis, ar ne? Tavo dar viena veiklų sritis. Kiek įvertintum dabar?
Kiek tu esi įsitraukęs į tai? Gal dabar sunku dar pasakyti, nes aš kaip ir dabar nesu dar įsitraukęs. Čia labiau bus čia ateinantį mėnesį įsitrauksiu. Tai, bet, ir prieš tai kažkiek jau buvau. Tai nežinau, gal kokie dabar šiuo metu 5. Nes mes turim tokius dabar susitikimus ten arba kas 2 savaitės, arba kas mėnesį. Ir jo, 5. Ir jeigu į tas klausimus atsakant, tai gal 5, net 5, nes susitikimas atrodo visai nori dalyvauju ir ateinu ir ten noriu bendrauti. Ir matau, kartais matau, kartais nematau tos prasmės, visai būna. O tame ta kita pusė, tai kad tokia irgi trūksta tokio kažkokio daugiau įsitraukimo, tas vėl toks namie kažkokio pasiruošimo. Nes atrodo, toks ateini, ten padalyvauji, kažką galėtų, kaip ir dabar gal nelabai tenkina mane ten kaip ten viskas yra, norėtis truputėlį kitaip kažką ten pasikoreguoti, bet tam reikia įdėti tokio biškį daugiau laiko ir namie, kad ten ir ten kitais vyrais daugiau pabendrauti ir pačiam reikia tų pastangų dėti, o ko kartais nelabai noris daryti. Tai reikėtų dėti pastangų ar norėtum? Jeigu norėčiau, kad būtų kitaip, tai reikėtų įdėti pastangų. O nori, kad būtų kitaip? Nežinau, tas noras nėra labai didelis. Bet jo, aš norėčiau. Tingiau. O kiek įvertintum savo norą nuo 1 iki 10? Taip nuoširdžiai savo atsakyk. Gal kokie 4. O kas užima likusius 6? Tai irgi tas toks, ant kiek aš esu pasiryžęs tai daryti. Tie kiti 6 gal iš to išeina, kad reikės daryti kažką. Ir tame gal daugiausiai tokio nežinomybės tokio. Ne nežinomybės, bet tokio pasipriešinimo. Pasipriešinimą jauti, ar ne? Jo, kad tiesiog, atrodo, sunku gal kažkiek ten tiek daug įdėti. Ne, gal labiau tame, gal kad tokia kartais prasmės nematau tame. Nes atrodo, kad ten kažką padarai, kažką pakeitė, bet greit vėl ten sugrįžta. Nes vis tiek čia yra ne vienas žmogus, 7 ar 8. Tai ką gal reikėtų padaryti, tiesiog iškomunikuoti, pakalbėti su vyrais ir tiesiog tai iškomunikuoti ir pasižiūrėti, pakalbėti tiesiog. Iškomunikuoti ir pakalbėti, ar ne? Galėtum dar šitą žingsnį atlikti. Taip. Gerai, keliaujam toliau, tada darbo sritis, ar ne? Kiek įvertintum dabar savo šią sritį dabartiniam gyvenimo periode?
kokie 6-5. Penki su pusė? 5,5? Galim taip pasakyti. Labiau 5 ar labiau 6? Gal labiau 5. Labiau 5. Domai, tu puikus klientas, jau žinai net ir tik. Kodėl net 5 ir kodėl tik 5? Tai net 5, nes, ateinu į darbą ir padarau tas užduotis, kurias reikia ir, ten pagrindą reikia braižyti brėžinius man, tai tas užduotis atlieku ir ten komunikuoju, ir kažkokių ten nusiskundimų negaunu iš tos pusės. Ir iš kitos tos ryties korepetitoriaus irgi, atrodo, ten, mokiniai kaip ir patenkinti, ten nori eiti toliau, nori ten dar su manim mokytis. Tai tokį gal, iš tos pusės tokį gal kažkiek grįžtamą ryšio gaunu. Tai čia tie pliusai, o tie minusai, tai tokia gal, darbe, gal, atrodo, nors ir viską padarau, daug atlieku, bet to pačiu ir būna tokio laiko, kai nežinau, ten, darbė atrodo toks tinginiauju, ir kažkurią laiko dalį atrodo, kai atsibostu daryti, ten tiesiog nieko nedarai, arba mažiau laiko, mažiau pastangų dėti, toks, atrodo, padarai ten kokią valandą, 2, tai padirbi rimtai ir tada toks atsibosta, nežinau, noris ten įti tiesiog kažkur truputėlį ten atsigert kavos ar kažką padaryti, prarandi tą tokią motivaciją. O ką galėtum padaryti? Ką galėtum padaryti? Nežinau. Net nelabai žinau, ar aš noriu gal labai šitoj srityje kažką daryti. Bent šitam darbe, atrodo, gal kaip ir labiau, kad, gal labiau noriu, kad pats jausčiaus geriau, kad ateinu į darbą ir, nes ir tas laikas tada greit praeina ir pats jaučiuos savim patenkintas, produktyvus, kad šiandien daug nuveikiau, o kai būna dienų, kad ten mažai ką nuveikiu, tai toks biški ir toks prastai jaučiuos. Tai nežinau, ką galėčiau. O kaip galėtum tą laiką išnaudoti, kad paskui nesijaustum blogai, savo savijautą pakelti? Turi ar ne laisvą laiką, kai nėra darbo? Kaip galėtum jį išnaudoti? Tai galiu tada užsiimti kitom veiklom, saviugdą galiu užsiimti, tarkim, darbe. Arba galiu to pačiu kelti savo kažkokią darbo kompetenciją, tam galiu ir ten daugiau domėtis, daugiau su kitais kolegom kalbėti. Ir tą galiu daryti. Jo, pagrindą gal, kažkaip kitaip tą laisvą laiką išnaudoti, arba tiesiog paprašyti daugiau, ir čia ne vis laik išeina, nes kartais taip nutinka, kad tiesiog, nėra kažkokio projekto, tai tada turi tam ir skiri tą laiką kažkokiam mokymuisi. Ir kai skiri laiką, ar ne, jo nešvaistai, kaip sakei prieš tai jautiesi dienos pabaigoje kaip? Tada jaučiuosi patenkintas savim, produktyvus, kad nuveikiau tą dieną
daugiau ir padariau daugiau. Nes tokia kažkokia dinamikos man gal daugiau reikia, kad biški to padaryti, tada ir lengviau dirbas ir gal net kaip tik daugiau padarau, negu kad ten turėdamas vieną užduotį, kurią visą dieną darau, tai tiesiog atsibosta dienai pusėjus ir jau labai suprastėja tas efektyvumas. Tai realiai gali išnaudoti ar ne tą laisvą laiką savo kitiems tikslams. Gerai, keliaujam toliau. Laikas su artimaisiais. Kiek įvertintum dabar? Gal 8. Na ir kodėlgi net 8 įsivertinai šią sritį? Nes jaučiuosi visai patenkintas, kiek laiko skiriu ten su mergina. Ir mūsų, atrodo, tas laikas prasmingai praeina. Ir jaučiuosi užpildęs, tokia pilnatvė tose santykiuose. Ir tiesiog atrodo, kartais susitinki ten gal 2 kartus per savaitę, bet taip pilnavertiškai prasmingai tą laiką praleidė ir pasišnekė taip atvirai, giliai ir jauties užsipildęs. O kodėl tik 8? Ką dar galėtum padaryti, ar ko trūksta? Gal pagerinti tokį bendravimą, kai nesam kartu, ten nuotolį, ten žinutėmis, ar šiaip tokio gal ryšį tokį ir kurti ne tik, kai esam šalia. Ir jeigu čia įmant bendrai tą laiką su artimaisiais, tai gal kartais trūksta tokio mano inicijavimo su kitais gal draugais susitikti. Dar ne tik su mergina leis laiką, bet ten ir su draugais, su senais draugais susitikti, pakalbėti. Tai iš tos pusės gal dar yra. Tai iniciatyvas ar? Jo, irgi 8, nes atrodo, kai susitinku karts nuo karto. Nėra, kad visiškai nesusitikčiau. Puiku. Tai keliaujam tuomet toliau. Sportas, ar ne? Kiek įvertintum sportą? Šitas pratimas labai ilgas yra, bet jis, manau, atneš tau rezultatų pabaigoje. Tai sportas gal kokiais irgi 8. Čia irgi dabar aš gal dalinu dar 2 dalis. Ten, bet tokį vidurkį gal paimčiau 8, nes dabar ten iš bėgiojimo pusės, tai atrodo, dabar ten, bėgioju ten 4 kartus per savaitę ir ten rytais atsikeliu, dėl to didžiuoju savim ir ten padarau dar tos kažkokias tempimus raumenų, kai turiu daugiau laiko. Ir iš kurios pusės gal truputėlį dar trūktų, tai kadangi turiu tą pečio traumą, tai dar yra ten kineziterapeutė tokių davęs pratimų pečiui, kuriuo aš nelabai dabar pastaruosiam savaitėm labai mažai dariau, nors padėtų man tam atsistatymui. Tai šitų dabar, šitų nebedarau. Tai norėtum taip grįžti tas mankštas, kad padėtų tavo pečiai atsistatyti po traumas? Jo. Taip, saviugdos sritis. Kiek dėmesio skiri saviugdai?
visai daug šiaip. Tai gal kokie, nežinau, 9, gal net galėčiau pasakyti. Gal 8, 9. Ir... 8 galim taip įvertinti. Ir atrodo, nežinau, ten ir tų knygų paskaitau ir šiaip vis kažkur sudalyvauju, kad ir dabar šitas coachingas, man reikia kaip tokia saviugda. Taip. Tai atrodo, skiriu tam laiko, skiriu tam dėmesio ir tai, jaučias, kad užima dalį mano gyvenime. Nes ir taip daug domiuosi ir man patinka apie tai kalbėti su kitais. Tai tokia visai yra tame dėmesio. Ko dar trūktų? Tai gal tokia turėtų kažkokią meditacijos tą praktiką norėtųsi. To gal trūktų, bet su tokiais ribotais laiko ištekliais ne viską išeina įdėti savo tą rutiną dienotvarkę. Bet norėtum rasti, ar ne, laiko meditacijos praktikai? Jo. Taip, ir ką lieka paskutinės rytis, laisvas tavo laikas, laisvalaikis, ar ne? Kiek skiri dėmesį šiai dienai, šiai sričiai? Gal kokie 7, 6. Kadangi savo balanso rate žymėsi, tai kur kiek būtų? 6 ar 7 arčiau? 7. Ką tokio jau darai, kad įvertinai net 7? Tai irgi išeinu į gamtą ir nežinau, atrodo, gal tas laisvalaikis ir persipina. Tas ten laikas su artimaisiais, atrodo, irgi kaip ir iš dalies prie laisvalaikio, nes ten tokia mėgstama veikla. Ir dar ką darau, tai tiesiog, nežinau, ten kažkiek pasibuvome su tais draugais, pasišnekėjimai, kažkokie filmų pažiūrėjimai. Ir gal dabar tiesiog, nežinau, ilsėjimas toks, kad ir ten kažkur važiuoji ar kažkur eini, tai toks, kol dabar pastaruosiam savaitėm toks nieko nežinau. Kai seniau labai daug klausydavau ten ar muzikos, ar ten kokių podcastų, dabar toks tiesiog tyloj būna dažnai. Tai čia man gal irgi laisvalaikį bišklanam, kad tiesiog su savo mintim būna. Neapkraunu vis laik savo smegenų. O ko dar trūktų, kad tavo laisvalaikis būtų daugiau negu 7? Ką dar galėtum padaryti? Norėčiau kūrybos, tokios truputėlį ten dabar turiu namie gitarą, kur sesė atidavė, tai nemoku aš groti, bet irgi toks atrodo, turiu to laiko kartais ir namie tiesiog nieko neveikiu, ten ilsiuosi. Ir atrodo, ten kartais mano smegenis ten užsipina, aš čia dabar turiu, kad nieko neveikia, tai jau ten turi kažkokią saviugdą užsiimti ar kažkokią knygą skaityti. Tai kartais tas laisvalaikis tiesiog, nežinau, ten pagroti. Tiesiog gal savęs nespaust, iš esmės, tas gal ko trūktų, kito, kad, kai turiu laisvą laiko, tai ir pasimėgauti laisvą laiką, kad nebūtinai ten
įgrūstas kitas sritis. Tai tokio atsipalaidavimo daugiau. Nes kai atrodo ir daug tų visokių veiklų, tai tada bandai iš laisvalaikio tą laiką atimti. Tai tiesiog gal to netiminėt laiką ir tiesiog kartais tiesiog ir nieko neveikti. Nes čia atskiras rytis, ar ne? Ir tai atskirai sryčiai taip pat reikia skirti laiką. Jo. Nesujungti su kitomis. Domai, klausimas tau, ar tu visas rytis susižymėjai savo ratą? Jo. Nepraleidai, ar ne? Nes jeigu kažką praleidai, aš taip pat rašiausi, galiu padėti su balais. Kai laikas, artimaisiais, sportas ir saviugda visur po 8 buvo? Ar saviugdui ten buvo 9, dabar nepamenu. Saviugda 8 pasitaisiai. Tai jo, tai tada viskas susižymė. Dabar tu gali pasižiūrėti savo balanso ratą ir pasižiūrėti, kokia yra situacija realiai tau reikšmingose srityse, ar ne? Tai vat kaip ir minėjai, laikas artimaisiais, sportas ir saviugda turi aukščiausius balus. Kitos rytis šiek tiek žemiau, ar ne? Dabar klausimas, kokio sektoriaus pajudinimas, ar ne, tau duotų didžiausią teigiamą visam ratui? Bet iš sektoriaus kažkurio atliktum tam tikrą veiksmą ir pajaustum, kad visas tavo ratas turi teigiamą efektą. Čia truputėlį taip laiko skiriu pagalvot. Tai gal mokslai, nes atrodo, gal dėl mokslų ten nustresuoji daugiau ir tas daugiau dėmesio skiriamas, tai sumažintų to stresą apskritai ir tada būtų lengviau truputėlį. Vis tiek atrodo, norėsis tai labiau, kai jau pradėsiu tą bakalauro rašymą, čia jau po savaitės ar po porą savaičių. Tai tiesiog tą tokį stresą sumažinti ir tiesiog visur kitur bus lengviau gyventi. Tai jauti, kad tai bakalauro studijos pajudinė šį sektorių, stresas sumažėja, ar ne, ir tas leistų tau kitose srityse irgi labiau pasireikšti, ar ne? Jo. Ką konkrečiai galėtum padaryti dėl šios srities pajudinimo? Tai kaip ir minėjau, turėti tokį laiką, savaitę gal. Susidėlioti, nusistatyti tokį gal laiką, kuris gal net ir nebūtų, kuris būtų toks nejudinamas. Nes dažnai būna, kad su mokslais tai atidėlioji, nes tai tas atsiranda, tai ten kažkoks renginys. Tai ten išeit su draugė kažkur susitikti. Ir tada, kai neturi nes kiti atrodo visas veiklas turi kažkokią tai laiką, kad tu žinai, kad būna ir tu netidėlioji, nes tą dieną vyksta, tą dieną ir eini. Bet su mokslu tai taip būna, kad kadangi neturi laiko, tai vis kažkur atkelia į priekį. Nukelia tiksliau. Tai realiai reikia tau nejudinamo laiko, ar ne, kuomet skiri jį būtent mokslams. Jo. Koks tai laikas galėtų būti? Jeigu gali dabar prabėg savo savaitę, padėliosim tada. Tai gal penktadienį ryto pusėje. Penktadienis, penktadienio diena, nes aš kaip ir mačiau, galvojau, kad man penktadienį bus visą laiką kažkokia
paskaita apie bakalaurą, ten kažkas. Tai to pačiu ten, kai jau nueinu, jeigu nueinu universitetą, tai ten bibliotekoje galiu ir skirti laiko tam bakalaurai. Tai dabar, kaip įsivaizduoju, tai manau penktadienis būtų geras laikas. Visą dieną, ar ne, kiek suprantu? Iš esmės, iki vakaro ten, 4-5, ten kol kažkas kitas atsiranda. Tai realiai skiri penktadienio dieną, ar ne, savo studijoms, tiek nueiti į universitetą, tiek rašyti bakalaurą, ar ne, ir tada visas likusias dienas tau pasidalyja į likusias rytis, ar ne? Aš manau, jo, dar nežinau, kaip tiksliai bus, kai prasidės, bet aš dabar įsivaizduočiau, kad jeigu aš vieną dieną taip nuoširdžiai skiriu, tai tada nebereikia kitom dienom ten visai galvoti, tai čia gal pasidaryti tą, tai tada, nes manau savaitę, jeigu ten skiriu tas kokias 6-5 valandas vien tam, tai tada tikrai gal, ramiau negu, kad ten kiekvieną dieną ten po valandą ar kažkiek. Tai tau, kiek suprantu, prioritetas yra dabar, tai ar ne? Jo, artimiausių pusmetį, pavasarį tikrai bus. Žiūrėk, Domai, mūsų sesijos laikas jau į pabaigą, tai išsigryninai savo sritį, kuri tau šiai dienai yra svarbiausia ir ją pajudinus, ar ne, penktadienį skyrus, kaip sakai, sumažintų tau streso lygį ir galėtum tą sumažintą stresą skirti kitom savo veiklom, ar ne, tą gerą savo savijautą. Tai aš tau siūlau dar po sesijos skirti šiek tiek laiko perbėgti likusias rytis, jas susirašyti, kuri tau būtų antra svarbiausia, kuri trečia, arba galim tai padaryti per kitą sesiją kartu, jeigu nori. Ir tau paskutinis klausimas, ką išsineši iš šio mūsų susitikimo? Ką vertingo gavai? Tai gal tą, kad susitėliau, išskyriau tokią vieną tą pagrindinį dalyką, ką galiu pakeisti. Ir supratau, kad tai ir palengvintų tą mano kasdienybę. Ir dar nežinau, šiaip suvokau, kad visai daug turiu veiklų ir kažkaip suspėjau viską. Ir tas rytis išskyrė, ar ne? Bet kiek tu jų turi, net 8. Jo, gal ir supratau, kad dėl tų kitų veiklų, kad vienur įsitraukiau, bet neskiriu laiko namie. Tai supratau, kad ar laiko trūksta, ar kas, bet kad dar su tuo tipo, kad įsitraukiu, bet sunku jau rasti laiko namuose. Tai smagu, kad išsigryninai, ar ne, dar vietas, kuriuose norėtum galbūt paaugti ir patobulinti. Tai ką, Domai, dar braižaisi, piešaisi? Dar pasirašau pats savo. Labai gerai. Rašymas iš tikrųjų padeda, nes po sesijos galima ir užmiršti, kai užsirašai, atsiverti ir matai, apie ką buvo. Tai aš iš tikrųjų noriu tau labai Domai padėkoti, kad dalyvauji šitam projekte ir leidi per save pažinti coachingą. Ir tikiuosi, kad tau šitas pusmetis bus lengvas, nes žinai, kas tau dabar yra šiam pusmečiui svarbiausia. Ir kaip ir minėjau, jeigu norėsi, galėsim pratęsti kitą sesiją uždaroj. Tarkim, prioritizuoti kitas rytis ir susidėlioti tą laiką, jeigu nepavyks savarankiškai. Gerai? Gerai. Tai ką, dar kartelį ačiū tau, ačiū, kas žiūrėjo ir iki kitų coachingo sesijų susitikimų. Gerai. Norėčiau trumpai apžvelgti savo ir Domo sesiją. Taigi, kas buvo sesijos metu taikoma? Kokios technikos taikomas?
Ši informacija, manau, būtų naudinga studentams, kurie mokosi coachingo studijas arba tiem, kurie galbūt užsiima saviugdą ir norėtų tai pabandyti dirbant su savimi. Tai coachingo sesiją su Domu šiandien taikiau Marilyn Atkinson gyvenimo balanso ratą. Šis gyvenimo balanso ratas leidžia žmogui susiprioritizuoti savo gyvenimo sritis. Jis dažniausiai yra taikomas, kai žmogus sako, turiu daug veiklų, nieko nespėju. Turiu daug veiklų, nežinau, kuriai skirti daugiausiai dėmesio. Toks atvejis buvo ir su Domu. Su Domu pasirinkom veiklų balanso ratą, nes jis tiesiog išreiškė poreikį tam, nes turi daug veiklų ir nežino, kuriai reikėtų skirti daugiausiai dėmesio, nes tai vieną, tai antrą, tai trečią veiklą daro ir niekur atrodo pilnai savo energijos ir neskiria. Bet šį gyvenimo balanso ratą galima skirti ir specifiniai kokiai tai sričiai, pavyzdžiui, sveika gyvensena, ar ne? Jeigu žmogus nori pradėti sveikai gyventi ir nori pasižiūrėti, kokios sritis jam kaip išsidėliotų. Tai sveikos gyvensenos atveju būtų galima imti tokias sritis kaip mityba, sportas, miego režimas, galbūt kokia tai meditacija, bet kas, ką žmogus įvardintų. Tai turėtų būti plius minus 8 sritis įvardintos. Kitas žingsnelis tai būtų numatyti su klientu, kuriam laikotarpiu jis savo gyvenimo sritis ar veiklų sritis norės vertinti. Mūsų atveju Domas pasirinko pusmečio pabaigoje, nes šis pusmetis yra jam aktualiausias. Taip, tuomet klientas įsivaizduoja savo gyvenimo balanso ratą sugraduotą nuo 1 iki 10 kiekvienoje srityje. Ar ne? Tarkim, saviugdos sritis nuo 1 iki 10. Darbas nuo 1 iki 10, mokslai nuo 1 iki 10 ir visas sritis yra taip sugraduotas. Tuomet iš to seka toliau klausimas, kas tau būtų 10, tarkim, mokslo srityje, studijų srityje po to pusmečio, kurį klientas nusimatė, ar ne? Kaip turėtų atrodyti mokslo sritis po pusmečio, kad tu įvertintum jį 10. Ir tuomet klientas vardina, ar ne, kaip turėtų atrodyti. Šioje vietoje labai svarbu, kad klientas kuo smulkiau tai įsivaizduotų ir įvardintų, nes tai motyvuos jį daryti ir siekti to rezultato. Tai kiekvieną sritį perbėgam ir kiekvieną sritį aptariam, ar ne? Kaip įsivaizduoji 10 laisvalaikio srityje, ar ne, po pusmečio, kaip įsivaizduoji 10 saviugdos srityje po pusmečio, kaip norėtum, kad tai atrodytų, ar ne? Ir kiekvieną sritį perbėgam ir klientas apie kiekvieną papasakoja, kaip jis norėtų, kad būtų po jo numatyto laikotarpio. Tuomet kitas svarbus niuansas iš tiesų, kad žmogus pats savo ranka ant popieriaus lapo pieštųsi tą balanso ratą ir žymėtųsi kiekvienas sritis ir juos graduotų, tiesiog viską žymėtųsi popieriaus lape, nes tai yra daug efektyviau matyti tą vizualiką visą priešai save ir po to išsinešti po sesijos tą lapą ir dar kartelį permastyti ir peržiūrėti. Taip, toliau, kas vyksta toliau, tai kitas etapas yra įvertinti kiekvieną sritį dabartinėje situacijoje. Pavyzdžiui, ar ne, sritis darbas. Kiek nuo 1 iki 10, taip, nes mūsų balanso ratas yra nuo 1 iki 10 sugraduotas, kaip nuo 1 iki 10 įvertintum darbo sritį šiai dienai. Ir klientas, pavyzdžiui, sako, 5. Ar ne? Gerai, 5. Kitas klausimas seka, kodėl tu įvertinai net 5 balais. Čia yra akcentas dedamas ant žodelio net 5 balais. Tai vadinasi, kad klientas žmogus turi įvardinti,
kas jau šioje srityje yra pasiekta, ar ne? Nevertinam ten, kodėl tu čia dabar tik 5 ar ne, bet kodėl net 5. Ką jau tokio tu darai, ką jau pasiekiai, kad leidi savo šią sritį vertinti net 5 balais. Taip? Nu ir žmogus sako, vat, einu kiekvieną rytą į darbą keliuosi, ar ne, darbe atlieku visas savo darbinės funkcijas ir pareigas, ar ne, bendrauju su kolegomis. Todėl galiu aš įvertinti savo darbą net 5 balais. Ok, keliaujam toliau. Kodėl tu savo darbo sritį įvertinai tik 5 balais? Čia akcentas dedamas į žodelį tik. Tai vadinasi, kad klientas turi įvardinti, ką dar būtų galima padaryti, taip, kokios dar yra perspektyvos šioje srityje, ar ne, ką dar galima padaryti. Todėl klausimas yra tik 5 balai, taip, kokie dar galėtų būti siekiai. Ir taip perbėgam per visas kliento išvardintas sritis su žodeliais net ir tik. Tai šioje sesijoje Domas, kaip tikras geras studentas, pats jau dirba šį darbą ir sako, ai, dabar žodelis net, dabar žodelis tik. Tai iš tiesų galima šią techniką atlikti ir savarankiškai, šį balanso ratą. Tačiau per praktiką yra įrodyta, kad vis dėlto kito žmogaus buvimas ir vedimas iš tiesų padeda pasiekti tų maksimalių rezultatų, negu dirbant su savimi savarankiškai. Taip, perbėgam per visas rytis, taip, kiek žmogus buvo įvardinęs balanso rate ir tuomet judame toliau. Klausimas, kurio sektoriaus pajudinimas, ar ne, kurios ryties pajudinimas duotų didžiausią teigiamą efektą visam tavo balanso ratui. Ir čia yra labai įdomus niuansas, kad atrodytų, jog norėtųsi įvardinti ten, kur aukščiausias balas yra duotas, ar ne, bet klientas gali vardinti tą sritį, kur davė, tarkim, mažesnį balą, ar ne, kas buvo ir Domo atveju. Taip? Tai kurios sektoriaus pajudinimas duotų didžiausią teigiamą efektą visam balanso ratui. Klientas įvardina sritį ir tuomet būtų produktyvu ir efektyvu paklausti, kaip tai paveiks kitas sritis, ar ne? Tai tarkim, Domo atveju jis įvardino studijas, mokslą ir įvardino, kad patiriamas stresas šioje srityje ir jo sumažinimas leistų efektyviau veikti kitose jo veiklų srityse, ar ne? Tiesiog patiriamas stresas atima daug energijos ir tuomet tos energijos pritrūksta veikiant kitose srityse. Tai šios sektoriaus pajudinimas jam duotų teigiamą didžiausią naudą visam ratui. Ir kai žmogus tai įvardina, tuomet seka klausimas, ką dabar planuotum padaryti, koks konkretus žingsnis dabar galėtų sekti, ar ne? Domo atveju tai buvo skirti konkrečiai dieną, kada jisai atsisėda prie stalo, daryti savo mokslo darbus ir tai būtų penktadienis, ar ne, ir laiko terminas numatytas. Tai kai nusimato žmogus žingsnį, tuomet būna toks realus jau to sektoriaus išjudinimas, ar ne, ir kai tą žingsnį realiai padaro. Labai svarbu, kad klientas būtų motyvuotas tą padaryti, ar ne, ir svarbu, žinoma, numatyti, kokios kliūtis gali kilti. Taip, kas galėtų tau sutrukdyti įgyvendinti šį žingsnį, ar ne, kas galėtų tau sutrukdyti penktadienį skirti šitą laiką mokslui, ar ne. Galima įsivertinti, kokios galėtų būti kliūtis, o kas tau galėtų padėti. Taip, kad tau nepristigtų motyvacijos tais penktadieniais skirti laiką mokslui, vardan to, kad būtų mažiau streso ir galėtum tą energiją skirti kitoms sritims. Tai taip trumpai perbėgant per balanso ratą, kas tai yra. Tai iš tikrųjų gyvenimo balanso rato variantų yra nemažai, kiekvienas specialistas pasirenka
jam artimiausią, labiausiai suprantamą, geriausiai valdytą techniką, kurią taiko su klientais, bet jų yra įvairių rūšių. Tai va, svarbiausia, kad klientas iš tikrųjų pereitų tas visas savo gyvenimo sritis, jas įsisąmonintų ir galėtų numatyti, ką reikėtų daryti, keisti, kad situacija tame rate ir jo gyvenime gerėtų ir eitų į tą pusę, į kurią iš tikrųjų klientas ir norėtų žygiuoti. Tai štai kaip atrodo gyvenimo balanso ratas. Tikiuosi buvo naudinga. Jeigu turit kažkokių klausimų, pastebėjimų, mielai komentuokite, laukčiau ar parašykite asmeniškai, galėsime padiskutuoti ir pabendrauti. Tai dar kartelį ačiū Jums, kad žiūrėjote, kad skiriate savo išties brangaus laiko, bet šis laikas yra skirtas tuo pačiu ir Jūsų saviugdai ir žinių bagažui kaupti. Tai atsisveikinu ir iki kitos coachingo demo sesijos, mielieji. Viso.